Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandieną plauksime prie jūros išbandyti naują baidarę Koi 13,5. Tai yra ilga baidarė, viena iš platesnių 87 cm pločio, tai neturėtų būti labai stabili. Šiandien prie jūros turėtų būti bangelių. Aišku, bandysim pagauti vėjažuvę, gal pasiseks, gal nepasiseks, tai turiu viską susiruošęs, minimo sistemą, sėdynę, lemenę, irklai, meškerė šį kartą, hermetiškas maišas, kuprinė, lemenė. Tik per skubėjimą nepasiėmiau vieno dalyko, tai yra ratukų. Todėl turiu ir nepasižiūrėjau, kad čia reikės visai nemažai tą baidarę temptis. Gerai, kad žemė tokia visai puri. Ir, kad dar parodysiu, baidarė turi ant kylio tokią apsaugą. Va, tokią apsaugą, plastikinę apsaugą. Ir čia yra, kadangi tokia vali, biški lengviau temptis tą baidarę. Bus geras apšilimas. Bet nepamirškit niekados ratukų. Jūra. Valio. Į priekį dar. Bet kai reikės pareiti atgal, ratukai visada bus mašinai. Jokių avantūrų be ratukų. Atrodo labai geras oras. Nebuvo tai baisu. Iš tikrųjų buvo baisoka, bet su ratukais būtų nebuvo tai baisu. Turim bangelę. O, kaip čia parodė, turim bangelių. Galvau žvejosiu. Bet, ir žvejosiu, bet pamiršau dar vieną dalyką, inkarą. Žodžiu, išvažiavau naura ir pats kaltas, bet kažką pabandysim. Pagrindinius dalykus, ką norėčiau, kad nesušlaptų, deduosi čia, kuprinę, tas kameras, visas mikrofonas sudėti neperšlampą maišą, masalas, minimo sistemos, piniginę įsidėjau į galą ir stumėm tą baidarę į vandenį. Hop. Gerai, neišvengsiu, nusimaunu batus. Pirmas iki jūrų šiais metais. Vanduo dar šaltas, ką tos žuvis čia veik galvoja. Einam baidarę, su manim iš paskos. Gal ir gerai, kad neirklau, nes čia iš karto vėl sėklius prasideda. Nenoriu sušlapti. Pasėjau mirklus greitai. Gerai, praeina šiame banga didesnė. Praeina didesnė banga ir šoksim į baidarę. Ir pradžią irkluosim su irklais. Šlapia. O, kaip gerai, bent jau patogu sėdėti. Ir svarbiausia visą laiką. Gerai, galą nepribėga, į priekį bėga vanduo, o į galą neįbėga, valio. Ir iširkluojam iš bangolūžio. Gal reikėjo... Gerai, wow. Šiandien banguota. Papilna baidarė vandens. Ponai ir ponės. Reikia irkluoti toliau, greitai iširkluojam. Gerai, vandens išbėgimo angas reikia atsidaryti iš karto, kad vanduo išbėginėtų, nes stabilumas dingsta po truputį. Jau ir batai plaukia. Oi geras, to nesitikėjau. Vanduo išbėginėja, liuks. Šlapia. Taip gerai. Gerai, vanduo išbėgo beveik. Labai gerai, kad yra vandens išbėgimo angas. Šiaip jų nenaudojas tik tais, o tokiuose atviruose vandenyse, kai užpila. Nėra dažna situacija. Bet kai užpila, tai geriau, kad ir išbėgtų tas vandenukas. Na va, ir jau kai išplaukėm iš bangolūžio, susipakavom minimo sistemą. Ir paminam dar toliau, ne?
galiu taip minti. O, gerai. Aha, liuks. Gerai. Kitą kartą išsimti iš anksto reikės vandens nubėgimo angas. Gerai, reikia pasiruošti. Tokiem plaukimam reikia vis tiek pasimti neperšlampamas kelnes. Gerai, kad geras oras. Bet šiaip Baidarė tai labai stabili. Baidarė ekstra stabili. Fainai, per tokias bangas, kad išlindau. Geras, ir čia didelių bangų yra, bet matot kokia. Ir jinai nieko man. Svarbu, kad nesugalvotų lūžti ant galvos ir supiesiam bangų. Labai smagu. Šnekant apie pačią Baidarę, tai pakankamai stabilu, laminu ir bangos, tokios visai jos yra nemažos. Ant jų supiesi tiesiog gražiai ir hop. Galim taip įvertinti bangos dydis, taip pakylį nusileidė. Vairas dirba gerai, va pasuku į dešinę, iškart pasuku į dešinę. Noriu pasukti į kairę, iš karto pasuku į kairę. Na va, ir labai smagu. O va, kokios bangos, o dabar galim įsivertinti. Hop. Sėdi kaip visą laiką šitose aukštose sėdynėse labai patogiai. Vietos pakankamai viskam susidėti ir kas man patinka, kad yra labai greitai, gali tai ekspromtu, jeigu Baidarė turi ant stogo ekspromtu. Užsimeti ir keliauji. O, kokia banga. Oba. Ir šonu, ir tiesiai, ir skersai sėdi iš tikrųjų labai stabiliai. Tai kam reikia stabilumo, kadangi 13,5 pėdos ilgio, jinai yra greita. Tai labai jaučiuosi. Judu tikrai greitai. Oba, turiu. Wow, kokie stipriai ir pabėgo. Eik, savo reikia atleisti. Geras, kaip smagiai. Ir plaukiam toliau. Yra tų žuvų daug. Bando kibti, parsiveja. Padaužo masalą ir gal kablys per didelis. Labai smagu su propelerinė sistema, kad gali pastabdyti ir pagreitinti tiesiog pedalų sistema. Tai atviram vandenį labai smagu. Nes nori pristabdai, atgal pairkluoji, į priekį. Turi daugiau kontrolės negu su pelekų sistema. Tai jeigu ten plaukiai labiau atviruose vandenyse žvejoji, va. Tai jūrai, ežerai. Tai ir tarkim, didelės upės. Tai propelerinė sistema šitoje vietoj nepakeičiamas dalykas. Baidarė nors ir ilga, bet vairas geras ir manevringumas irgi labai geras. Nepamatau žuvų. Pataikiau gal ant tos valandėlės kibimo, ką? -1 masalas. Gerai, kad nusipirkau 2. Bet šitas buvo geras masalas, patiko. Eik tu savo, tekšti ir į vandenį ir čia. Žiūriu, kad nebeliko gulbio. Tai gali reikšti, kad nebėra žuvies, ką valgyti, viską išvalgė. Kur esi susgimė? Tai paskubėjau. Nuplaukė ten dar tolin. Įdomu, jos paskui žuvį plaukia, kur būriuojasi ir... O mes čia toliau stojam, ar kaip jūs savo galvoja? Daužo. Nu dar parsivys, aišku, vieną, bet galėtų ir čiupti mano tą. Na, bent jau, jeigu ir nekimba, žvejyba įdomi, nes visą laiką kažkas kibina. Plaukiat labai smagu prie. Aš visą laiką, aišku, tokiai sėdynėje sėdint, visą laiką smagu plaukiat. Nu ką, padarom paskutinius metimukus ir pakosimės. Kokie komentarai ant galo apie šitą visą mano išvyką ir apie šitos Baidarės testavimą. Priekinė daiktadėžė, na žodžiu, viskas, kas norit, kad būtų sausa, reikia dėti hermetiškus maišus ir į daiktadėžės. Turiu už savęs galinę daiktadėžę, kur susidėjau piniginę ir panašiai, neturėtų būti hermetiška. Taip, kai grįšiu pasižiūrėsim, ar tikrai buvo hermetiška. Vietos iš tikro pakanka, jeigu jausitės, kad jums trūksta stabilumo arba jeigu statysite varikliuką, tai gal yra galimybė pasistatyti stabilizatorius. Tie stabilizatoriai statosi čia į šitas vietas. Iš galo tokie 2 stabilizatoriai, plačiai jie pasistato ir bus ekstra stabilu.
ir tada galėsit jau visiškai drąsiai greičiau ir stovėti. Ir dabar taip nesijaučiu visai saugiai atsistoti, bet kad atsisėdus žvejoti, tai nematau problemų visai. Ir tos bangos, iš tikrųjų tos bangos nemažas, bet jos visai nemaišo. Svarbu į tą iš bangolūžio pradžiai kuo greičiau išplaukti iš bangolūžio. Tiesiai nuosim, kad dabar va ir šonai banga ir nieko, ir čia kad išsiversti, ar jau kad čia išsiversti jau reikia labai pasistengti, labai norėti ir jau turi dirbti ties to, nes aš nežinau, dabar supa tos bangos. Labai baidarė patogi kaip visą laiką, kad tau galime atnešnekėti tas sėdynės, tu gali visą dieną sėdėti joje ir nepavargti. Atvirom vandenį žvejojant būtinai įsidėti vandens avalynę kokią, būtų maloniau, aišku, toks oras, tai čia gali ir basas būti visą laiką. Puikiai baidarė, puikiai manevruojas, ilgai, iš tikrųjų labai greita nustebino, kad jinai tokia yra greita. Kaip prisivarysiu automobilį, parodysiu, kaip pačiam užsikrauti ant stogo, lengvai užsikrauti pačiam ant stogo baidarę ir kad būtų paprasta ir lengva. Gerai, pakuojamės šis savo žaislus, atvažiuosim kitą kartą ir plauksim. Plaukiant į krantą, kadangi sistema yra neužsilenkia minimo sistema, reiktų išsitraukti, kad neįkliūtumėt į seklumą. Tada užstriksit, tada gali būti pavojinga, nes tada gali jūs pasukti šono ir tada, jeigu užstrigus ta minimo sistema, gali jumis ir versti. Siemam irklą, pasikeliam vairą, išsikeliam minimo sistemą. Labai paprastai, minimo sistema labai paprastai čia atsilaisvina, pasiekiam ir pasikeliam į viršų. Ir viskas. Tada užsidedu šitą dangtelį ir šitą dangtelį pastatau. Ir jinai bus, jums nesimaišys. Irklas netrumpesnis nei 2,50 m. Aš naudoju šitą Amber žvejybinį irklą, jeigu reikėtų už doko ežere užsikabinti yra vieta, jeigu reikia valui parsitemti iš kažkur, yra speciali vieta vienoj mentį. Šitų bangų gal reikėtų man išvengti. Surfinti nenoriu šiandieną. O gal teks? Būtų čia jums kadrų. Su žvejybinė baidarė, kaip surfinu, aš taškyčiau visus batus jaučiu. Gerai, ir jau papuolėm į seklumą. Ir dabar reikia tokių bangų, reikia iširkluoti. Nedėkingas dugnas. Pagavo šonu. Labai nedėkingas dugnas. Nemirsėta su baidarė išlipti ir įlipti. Aišku, gerai, kad nėra gylio. Bet ir jūra dabar, kaip matau, žydi. Bet čia vėl nebėra. Nedidelės bangelės. Su tokiom pilnai galima susitvarkyti. Surfinam! Ir mus tiesiog parneša į krantą. Išlipam, pasigaunam baidarę ir parsidėkam. Nepaskaičiavau, biškį pradžiai bangų gavau. Bet faina baidarė. Jo, tai ten su tokiu propeliu ir mini. Čia mini? Jo, kaip dviratį, pasimankštinti. Biškį jo, pasukti geriau. Ir keliaujame mašiną. Už nugaros nebuvo vandens šitam skirelį, tai jisai hermetiškas yra, tai viskas liuks. Ir dabar parodysiu, kaip reikia užsidėti vienam pačiam žvejybinę baidarę ant stogo. Reikia užsidėti diržus ir čia kelti žymiai sunkiau. Tai įsivaizduokit, jeigu pas jūs lengvasis automobilis, tai ant jo užkelti yra žymiai paprasčiau. Taip, užsidedam diržus iš pradžių, įsitempiam pačią baidarę. Taip, irklo nepaliekam, meškerės nepaliekam. Taip pat gali išskristi, todėl eina į automobilį. Minimo sistemos aš niekados taip pat nepalieku. Geriau įsidėti į automobilį. Kėdę nulenkiam iki galo ir dirželius kabinam per kėdės apačią ir vėl suveržiam. Taip jinai negalės pakilti. Abudu dirželius sukabinam ir kėdės nereikia nuiminėti. Jinai ir pradžius, kol važiuosim, prapus ją ir bus
mums žymiai geriau. Užkemšam vandens išbėgimo angas. Taip, kėdė laikosi, užveršta. Baidarė iki mašinos galo. Paimu ją už priekio ir pasikeliu ant mašinos. Aišku, jeigu turit kokį rankšluostuką, tai nepakenktų jį pasidėti ant mašinos ir tuomet pakeliu baidarę ant ragų ir ją stumiu. Tai yra, kiek ir bandžiau, vienas lengviausių būdų užsikelt baidarę ant automobilio stogo. Ir viskas, nepajauti tų 40 kg, 45 ar 50 kg svorio, tik tiek, kad reiktų užsidėti paminkštinimą ant automobilio bagažinės. Visą laiką baidarės važiuojimui siūlau įsigyti normalius diržus su tokiu taip paminkštinimu, kad netrintų baidarės. Ir jie yra, šitie diržai tikrai yra patikimi, nėra brangus. Kainuoja 6 ar 8 eurai vienas diržas, bet juos gali labai ilgai ir patikimai naudoti. Baidarė turi visą laiką, kai rišam, remtis bent jau į 2 taškus, 3 taškai geriausia, tai ragas, apačia ir šoninis diržas. Tai va, taip kampu remiasi. Tai aš taip užsikraunu baidarę ant autobuso stogo. O jeigu jūsų yra lengvoji mašina, bus dar lengviau. Ką, iki sekančių video, iki. Susitiksime už savaitėlės.